Mes šiandien klausime Eglės Abagelytės klausimų kelių. Tai... Kaip jūsų gyvenime atsirado meilė gamtai ir kada supratote, kad norite aktyviai prisidėti prie jos saugojimo? Meilė gamtai atsirado dar vaikystėje. Taip, nes pajutau, kad labai noriu būti gyvoj gamtoj, tiek miške, tiek turėti augintinų namuose, tiek augalus auginti, prižiūrėti. Ir taip po truputėlį kažkaip tai išsivystė iki to, kur dabar esu. O antra dalis klausimų? Kokį paprastą... Ne, dar to paties klausimo antra dalis. Ir kada supratote, kad norite aktyviai prisidėti prie jo saugojimo? O supratimas, kad aktyviai noriu prisidėti, turbūt atsirado tada, kai supratau, kad labai negeri dalykai vyksta. Ir kad užterštumas tas labai didėja, kad žmonių tas vartotojiškumas labai didėja, atsakingumas mažėja. Ir tada nusprendžiau, kad reikia kažko imtis. O ėmiausi daug ko, tai vienokia, tai kitokia veikla, bet jos visos buvo apie būtent gamtos išsaugojimą, apie žmonių sąmoningumą ir sąmoningą pasirinkimą. Tai antras klausimas. Kokį paprastą kasdienį įprotį rekomenduotumėte įsidiegti kiekvienam klausytojui, norinčiam gyventi tvariau? Įprastą kasdienį įprotį prieš kažką įsigijant, perkant, 3 kartus pagalvoti, ar man tikrai to reikia. Ačiū labai. Prašau.